Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją. Šiame vaizdo įraše kartu nagrinėsime, kaip naudotis traktoriaus automatinę galios tiekimo veleno funkciją. Dėl automatinio galios tiekimo veleno funkcijos galite automatizuoti įjungimą ir išjungimą, kai tik nuleidžiate galinį keltuvą. Norėdami nustatyti šią funkciją, įeikite į pagrindinį meniu, tada į galios tiekimo veleno meniu. Spustelėkite specialų logotipą dešinėje, kad patektumėte į funkcijos nustatymus. Patekę į nustatymus, pradėkite nustatydami aukščiausio pakėlimo stabdymą pagal savo veiklos poreikius. Tada nustatykite galios tiekimo veleno įjungimo ribą, nuleidžiant keltuvą. Galiausiai nustatykite išjungimo ribą, keliant keltuvą lauko pabaigoje. Dabar, kai funkcija sukonfigūruota, pereikime prie jos naudojimo. Atsistokite ant linijos savo lauke. Suaktyvinkite galios tiekimo veleną ir padėkite padargą ant žemės. Paspauskite automatinio galios tiekimo veleno mygtuką esantį ant porankio arba dešiniosios konsolės. Kai užsidega kontrolinė lemputė, funkcija įjungta. Kai pasieksite linijos pabaigą, tiesiog pakelkite keltuvą, kad automatiškai išsijungtų galios tiekimo veleną ties nustatyta riba. Baigę grįžti atgal, padėkite padargą ant žemės ir stebėkite, kaip keltuvui peržengus nustatytą ribą įsijungia galios tiekimo velenas. Dabar galite naudotis šią funkciją lauke. Dabar jūsų eilė.